Sveiki, šią pamokoje pademonstruosiu, kaip naudojamas masyvas tiesiog metodo parametruose ar kaipgi reikėtų apsirašyti. Na, visų pirma, mums reikės masyvo kažkokio, tai pavadinsiu jį mas. Suteikiame reikšmę savo nuožiūrą. Na ir ką šiandien darysim, tai tiesiog sukursime metodą ne šalutinėje klasėje, bet toje pačioje. Neprisimenu, ar esu apie tai šnekėjęs, bet jau kai mokate sukurti šalutinėje klasėje, tikrai nekils sunkumų sukurti metodą pagrindinėje klasėje. Na, o tai padaryti reikia štai taip, tiesiog išeiname iš pagrindinio metodo ir rašome dar vieną public static void ir šiuo atveju jį galime pavadinti kaip tik norime. Aš pavadinsiu jį pakeisti, kadangi norėsime, naudodami šiuo metodą, pakeisti pagrindinėme metode esančią masyvo reikšmes, tarkim padidinti visas ten kokiu 5, padauginti iš 2 ir taip toliau. Na, o visų pirma, reikia metodo parametruose nusirodyti, kad mes tiem veiksmam atlikti atsiųsime kažkokį tai masyvą. Na ir parametruose masyvas apsirašomas taip pat kaip ir paprastai, tiesiog rašomas masyvo tipas, masyvo pavadinimas, galima pakeisti į tarpinis, kad tiesiog suprastumėt, jog jis yra tiesiog tarpiniam skaičiavimam. Na ir dabar galime pradėti rašyti metodą. Kaip jau minėjau, norėsime pakeisti esamo, ta prasme, atsiųsto į šį metodą kažkokią tai masyvo reikšmes. Aš norėsiu jas padidinti, tarkim, 5. Na ir tam, tuo atveju mums reikės ciklą for. Naudosime paprastą ciklą for, sukuriame kintamąjį, kuris tiesiog suktų ciklą, suteikiame pradinę reikšmę, nurodome, kada bus vykdomas ciklas. Ir šiuo atveju jau mokinau šią funkciją length, tai reiškia, kad ciklas bus vykdomas tol, kol kintamasis bus mažesnis už ciklo, už to masyvo ilgį. Ir tuo atveju visi nariai bus prieinami, kadangi kintamajam suteiksime reikšmę, pokyčio reikšmę vienetą. Na ir dar ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu naudodami ciklą kažkokį tai ar dar ką, rašote tik tai vieną sakinį, norite, kad kartotų tik tai ir vykdytų vieną sakinį, tuomet nereikia rašyti štai šių programos blokų, galima apsieiti be jų, tiesiog pereikite į kitą eilutę ir parašykite tą vienintelį sakinį, kurį programa vykdys. Šiuo atveju norėsiu, kad prie kiekvieno ciklo nario prisumuotų 5. Na ir galiu pakomentuoti, ką dabar šis metodas darys. Tiesiog mes štai tokiu būdu pagrindinę programą kreipsimės į metodą, rašome to metodo pavadinimas. Kadangi metodas yra toje pačioje klasėje, tai objektą kurti nereikia ir tiesiog rašomas metodo vardas ir tarkim šiuo atveju parametruose nurodome, kad mums reikalingas masyvas, todėl turime iš šio metodo nusiųsti kažkokį masyvą. Na ir štai mes turime jį susikūrę, jo pavadinimas mas, tiesiog taip ir parašome. Na ir dabar programa supras, kad mes iš šio metodo į kitą nusiuntėme šitą masyvą ir dabar kai šis metodas priima masyvą, tiesiog štai čia įstato tą reikšmę. Na ir štai mes apsirašėme ciklą, iš čia programa supranta, koks yra masyvo ilgis. Na ir tiesiog prie kiekvienos masyvo reikšmės prisumuoja 5. Ir taip yra todėl, kadangi kaip indeksą nusirodėme raidelę ar kintamąjį i, kuris ciklui kintantis keičiasi nuo 0 iki paskutinio nario
paskutinio masyvo nario indeksą. Na ir galime vėlgi parašyti savo žinomą triuką. Ir ką dabar norime padaryti, tiesiog pagrindinėme metode reikia atspausdinti ten pakeistą masyvą pakoreguotą ir įsitikinti, ar gerai atliko veiksmus. Ir naudosime jau praeitoje pamokoje išmoktą enhanced for ciklą. Susikuriame kintamąjį, tarkim x, priskiriame, kad naudosime masyvą. Na ir vėlgi vykdysime tik vieną eilutę, todėl programos blokų rašyti nebūtina. Ir štai čia įrašome, kad atspausdintų kintamąjį x. Ir jau kaip minėjau, kas kart sukantis ciklui, tiesiog programa automatiškai supras, kad reikia kas kart priskirti vis kitą masyvo reikšmę šiam kintamajam. Na, paleidžiame programą, ok. Na ir matome, atspausdino 7, 10, 13, 10. Na, kadangi pirmasis mūsų narys buvo 2, prie jo pridėjo 5, todėl štai čia matome 7. Antras narys buvo 5, pridėjo 5, gavosi 10. Trečias narys, tai yra, atsiprašau, nulintas narys, čia buvo čia pirmas, o čia antras, kadangi Java programavimo kalboje skaičiuojama nuo 0. Na ir ką aš norėčiau pasakyti, tiesiog, kad iš pradžių susikūrėme masyvą, nusintėme į metodą pakeisti, o metodę pakeisti tiesiog prie kiekvienos masyvo nario reikšmės pripliusavo 5. Na ir galiausiai mes tą pakeistyvą atspausdinome ir štai matome, kad suskaičiavo gerai. Taigi tiek šią pamoką, jeigu kilo neaiškumų, klauskite, rašykite ir iki susitikimo kitose pamokose.